Nu ką, kelionė prasideda. Pirma stotelė, degalinė. Pabandysim šią kelionę paskaičiuoti, kiek išleidžiam pinigėlių. Tai vat, pirmas sustojimas, dizelis 90 litriukų. Varom toliau. Ką mes turim? 19,500, ne? Galėsim parodys grįžus. Pirmas sustojimas, kažkur kelyje tarp Kauno ir Marijampolės, einam pasimaitinti. Plius 27 eurai mūsų vakarienės. Atrodo, kad po velykinio važiavimo niekas čia per daug ir nepasikeitė. O jau sakiau, kad dumsiu plentu be sustojimo, be vingių. Kemperių kiek šiandien važiavo, gal ryšim, kad tos Joninės čia visai, tai nuo Klaipėdos iki Kauno suskaičiavom 37 arba namelius tempiamus, arba kemperius važiuojant. 37, vaizduokit, tai kur jie čia? Dalis aišku į Latviją važiavo, dalis į Lietuvos pajūrį. Dar vienas sustojimas ir turim 52 euriukus. Sveiki atvykę į Lenkiją! Kol neatėjo telefonus ir žinutės, tautinė Lenkija. Bet lenkišką radiją jau gaudo. Radio Zemst. Va ir Lenkijos keliai. Čia miela malonu važiuoti. Čia mūsų lietuvėliai. Pasikartosiu kažkuriam video, sakiau, Lietuvos keliai yra patys blogiausi. Arba aišku, kai kurie gali pasakyti, kad aš mažai važiavęs, bet ten, kur važiavęs, tai Lietuvos keliai yra patys blogiausi. Parkuojamės kažkur tai miegoti. Va ir liuks svarbu tiesiai atsistoti. Kas svarbiausia kemperistam, kai miegot rinkės vietą? Tyla ir tiesiai atsistojimas, kad negriūtų viens ant kito. A ne? Naja. Prisimink, kad mes dar su dviračiais, plus, nu čia tokio aikšteliai stovim prekybos centrų. Bet, kaip sakoma, nemokamai. Nemokamai vienai nakčiai perbėgot. Pavardėjai dukrytą? Labai. Labanaktis jau sakai? Labanaktis. Atvykom į Varšuvą, nors ir neplanavom, kad tiek davažiuosim, bet atvažiavom. Einam ilsėtis ir rytoj braukiam link Zakopanės. Sustojam kažkur tai netoli centro, nemokamai aikšteliai, uždėsim nuorodą, pasivaikščiojam, tai einam miegot. Labos, iki rytojus. Labas rytas. Labas rytas. Pirmoji naktelė buvo išmiegota netoli Varšuvos, faktiškai Varšuvoje. Nusukus nuo greitkelio apie 500 metrų prekybos centro aikštelėje, suradom per Park for Night programėlę tą vietą. Puikiai pailsėjom, papusryčiavom ir dabar važiuojam link Zakopanės. Sustosim Krokuvoj, nes kaip ir sakėm žiemą, kai buvom, kad grįžti reikia čia būtinai vasarą, tai mes
prisipildė kuro. Kiek sumokėjom? 277 zlotus už 45 litrus. Tai paskaičiuosim, kas gavosi. Lėkiam toliau. Oras puikus, 21 laipsnis, toks tobulas realiai šaltis. Pačią vietą, tik tai vasarą. Taip čia ir buvo. Susitvarkėsim kemperį, darysim visus aptarnavimus ir darysimės valgyti, nes yra alkanų minė, kuris slepiasi. Išsileidžiam. Pasipildom, pavalgom. Oi, biški taip vargina tas toks sėdėjimas, bet viskas gerai. Gal jis turėjo būti prieš maistą, bet dabar labai geras desertas. Jaučiu, va, į tokį nelabai tilpsim, ar tilpsim? Tilpsim! Jo, papa. Liuks. Tvarėm, pasistatėm. Nėra daugiau kemperių, bet ką, pabandom. Gal stipriai per kuprą negausim, ne? Tiksliau per kišenę. Biškį priekiuką pavažiuoto, ne? Ne, tai mums. O bordiūro gal mums čia gal čia mums nenubrauks. Ką tu tie? Numeruokite šitą kanalą. Like and subscribe. Lisa, Rosie. 5,31 €. Iki po 6,15 berods, jeigu gerai pamenu. Turim pareiti. Pusė 7. Svarbiausia, neužmiršt, kur mašiną palikom. Okay. Ką čia darėjo, Barbara? Stracciatella and cream. Oh my god. Is it tasty? Skanu. O, leliuški. Ačiū. Išlaidų rubrikėlė. Ledai. 7 kaušeliai, iš viso 4 porcijos. 15,18 €.
pats kaip LD turbūt. Kaip gražu. Čia du gražus vaikis stovi. Trečia atėjo. Sveiki. Tarėmės dėl tos vietos, kur ar statyti mums va taip va kemperį. Nes čia labai gražus vaizdas. Nu ir ten upė aišku. Ten va. Ir mes nežinom, ar statyti mums taip va pailgiau kaip mašina, ar statyti va taip va, kamera stovi. Bet turbūt statysim taip ir kad upė va čia matytųsi. Nu va kalnai. Belė kokio gražumo. Šiandien miegojom prie šitos kalnų upės, man tai buvo wow, nes garsas labai ramino. O chebrytė sakė, kad jiems ne kažką, nes tipo ošimas labai trukdė miegoti. Nu nežinau, kaip gali ošimas trukdyti miegoti. Atėjom į upės vagą, kuri gerokai nusekusi. Taip pavyksta darbo pokalbiai visada. Nėra laisvadienių. Aišku, jie gal nuomoja ir žiemą, ir vasarą. Labai gražu čia. Like and subscribe. 500 kelionių. Šunys labiausiai džiaugiasi šitom kelionėm. Kainos 5, 7 vien one way. Čia su padangom čia žinėta, ne? Ten 5 yra zlotai suaugusiam, 3-7 vaikui. Nu ir iki 8 vakaro dirba. Tai galime vėliau, kiek laiko tenka reikia pasiskaityti, kiek laiko čia truktumėm, kiek tai reikia laiko viršų pakilus. Tai mums kai čia šalia mes galim šis rytoj atsikėlę pavalgę pusryčius ir atvaryti. Kam? Eina chebrytė. Su tokiu bandysim rytoj. Pinigėlių rubrikėlį. Po 5 kartus vaikam nusileisti nuo kalno kainavo 12,98. Pasisiojimas tualete 94 centai. Aplink mus visur suvenyrų meka. Vien suvenyrai. Vien. Kur be pasisuks ir kiek žmonių matosi. Kiek vaikšto. Belenk kiek. Pasiego jo krūvo žmonių. Nu, matau. Laukia rapulė, ne? Kai toks dydis, tai... Barbara. O! Tėtis jau apžiūri vietinius sūrius. Kur maistas, ten mes. O, čia dar irgi žiūrėkit kokie. Uogienės. Gėrimai.
Kiekvieną savo kampą radom. Nu, kaip maistas. Geras. Sriubytė. Lekai. O, žiūrėkit. Lekai. Gimsta viskas. Tipo, kojos tavo pavargo, Barbara? Ne, ten Barbariukai jos. Ateik, ateik. Ateik, ateik, ateik. Ateik. Oi, šaunuolį gerą. O. Kai senelis sakytų, neskubėk. Tik tai neskubėk. Dviem suaugusiam, dviem vaikam 164 zlotai. Kirsim į Gubulov viršukalną su funikulierium. Labai trumpas, ane? Gerai, labai gerai. Jau bus ledų per šitą kelionę suvalgyti. Vis sunkiai lipam. Rytoj eisim į 12 km haiką, tai kaip bus, jeigu iš čia neužlipat? Čia gali nulipti, jeigu labai didelio noro turi. Yra tokių va, nulipančių. Nežinau, su kiek džiaugsmo jie čia lipa. Sauja, nu. Čia gyvengia, su pakitų. Zakopanės vienintelė arti centro esanti nemokama parkavimo tokia aikštelė nepavadinsi. Kažkas tokio, pakrantį. Ir ką mes užmatėm, iš kur atvykę žmonės. Čia kažkas tokio. Korėjos. Įsivaizduojat? Galvojau, kad čia šiaip kažkas nesuprantama, bet pasirodo, kad paskui kai pamatėm.
pačius žmonės eidami link miesto. Nusileisti reikalų ženkliai daugiau negu užlipti. Labai svarbu. Aišku, avalynė mūsų netinka, bet... Tieškai. Grįžtam į išlaidų rubrikėlę. Pasipildėm kuro. Ką mes čia išleidom? Oi, kaip neatsakingai. Užpylėm kuro. 55 eurai. Toliau parduotuvėje berods žmona išleido 75 eurus maistui Lidle. Ir 10 pasiparkavimas prie Krioklio. Ir 8 eurai mums nueiti iki jo bilietas. Tai tiek. Lekiam iki apžvalgos bokšto dabar. Statėm greta apžvalgos bokšto. Čia nieko nekainuoja pasistatymas. O iki kol čia davažiavom, buvo bent 5 aikštelės, kurios buvo mokamos. Aišku, čia mums pasisekė, kad nebuvo pristatyta čia automobilių. Todėl pasiparkavom nemokamai, o taip po 30-20 zlotų. Lipam ir užlipam. Vaizdas įspūdingas. Bet tai čia kokios atrakcijos, tokios, nežinau, tokios ekstremo daug. Grožis neapsakomas. Labai kalnų didybė.
aš vieną rapai nečiuoju. Tu vieną šonę šosi. O, žiūrėk, vaikai, kokie gražūs. Eik, eik, meski šiukšlinę tenka. Na, imk tiesiog. Čia. Stopy musicie tu włożyć, stopy. Rozumiecie? Kojas, taip? Siadajcie. Sėsk, kelk į viršų, stabdysi, taip sakė. Atyk. Rimtas. Jūs stop. Jest dobrze, okej. Go! Go! Sako, čiuoš. O, eik tu savo drąsumas, mergaitė. Šita yra Lay crazy. down. Go, 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 go! Lay down. O, šuo. Yes. Chyba jedzie. Zaraz tam dėk. Nie čiuoš. Rapolai, pasimk stabdį. Turiu. Atsigulk. Atsigulk vis. Jo, kai leistis atsigult. Nu, pirmin. Atsigulk. Opa, opa, opa. Nu, Atsigulk, nori. Ačiū. Ačiū. varo hebra dar nusileisti. Sako, kad patiko, bet šiaip tai čia stačiai belenkaip. Dar ten kažkokios šviesos. Atsigulk, atsigulk tiesiai. Atsiguliau. Ar kaip tik nečiuožia? Jo, biški lėčiau, žinok. Tai sėsk tada. Ne, bet ir greičiau, biški. Ant pačio galo iš viso aš sulėtėjau. Ant pačio galo aš lėčiausias. Nu ką, visai neblogai, žinokit. Patariu čia atvaryti tikrai įspūdingai. Vienas turbūt šios kelionės perliukų kainos, ar ne? Tai mes ėjom 2 vaikai ir suaugęs, apie 40 eurų gavosi. Ir nusileidimas po 2 kartus vaikam tom triubom gavosi 10 eurų, tie 4 kartai. Važiuojam kažkur ieškoti vandens, išsipilti tualetą, pasipildyti vandens, reikia nusiprausti ir judėti link Slovakijos. Gerą žiūrėjimą. Žiūrėk, bus 3 metrai šitas pravažiavimas, už toli. Žiūrėk, taip ir bus. Žiūrėk, mums reikia pervažiuoti, o ten 3,5 tonos ir aukštis ribojamas. Ir mes ten netelpam. Į Slovėniją. Nu, mes ten netelpam, pervažiuojam šito tiltuko. Ten jau yra Slovėnija, matosi siena. Slovakija, ne Slovėnija. Nu, bet mes ten neįtelpam. Per aukštą. Įvažiavom į Slovakiją sėkmingai, ne taip kaip prieš tai, kad netilpom su aukščiu pervažiuoti tiltuką. Koks grožis mums prieš akis.
nusimaudėm, užsipylėm vandens, galim sakyti, ant šventoriaus. Va čia, va, iš šito namuko rudo. Prisipylėm vandens, nusimaudėm, pasipildėm pilnai. Judam toliau.